1995 m. rugsėjo 19 d. buvo įvykdytas garsiausias ir žiauriausias banko apiplėšimas Lietuvoje. Nuo 1920 metų iki 1995 metų Lietuvoje į banko saugyklą plėšikams patekti pavyko vos 3 kartus. Vienas žiauriausių apiplėšimų pareikalavo žmogaus gyvybės, o vienas iš nusikaltimų vykdytojų buvo nuteistas mirti sušaudant. Tačiau apie viską nuo pradžių. Mintis apvogti tuomet veikusi banką pavadinimu Hermis kilo to pačio banko filialo Šiauliuose apsaugos viršininkui Romanui Osipovui. Dirbdamas banke, jis pastebėjo, kaip aplaidžiai ir neatsakingai dirba banko darbuotojai, kurie laiku nepakeisdavo saugyklos pinų kodus, raktus neapdairiai palikdavo jiem neskirtose vietose ir dar daugybė saugumo pažeidimų. Visą tai matęs, jis kartą prasitarė savo bendradarbiui, banko vairuotojui ir inkasatoriui Jonui Butai, kad esant tokiai tvarkai ir saugumui, tik laiko klausimas, kada bankas bus apiplėštas. Tuo metu vyra mirtimi mintis patiem apiplėšti banką, nes jiems jau buvo žinoma, kaip slapta pasigaminti raktus nuo seifo, o spynų kodus ir taip jau žinojo. Kuriant planą, didžiausia problema buvo naktimis budintis apsauginis. Jie suprato, kad jų 2 šiam darbui neužteks ir nusprendė pakviesti dar vieną žmogų prisidėti prie planuojamos vagystės. Jonas turėjo brolį Justiną Butą, kuris nesenai buvo paleistas iš Lukiškių tardymo izoliatoriaus, kuriame prabuvo pusę metų už dokumentų klastojimą, bandant gauti paskolą savo žlungančiam verslui. Kol buvo įkalintas, jo verslai galutinai žlugo ir išėjus į laisvę jis atsidūrė sunkioje finansinėje situacijoje. Justas gavęs iš brolio pasiūlymą apiplėšti banką, jam iš karto sutiko, nes finansinės problemos spaudė ką tik paleistą nusikaltėlį. Nusikaltėliai datą apiplėšimui pasirinko 1995 m. Liepos 16 d., nes žinojo, kad būtent tą dieną naktį banką saugos Šiaulių filialo direktoriaus sūnėnas, kurį pažinodami žinojo, jog iš visų apsauginių jis yra silpniausias ir lėčiausias. Vyrai buvo paskaičiavę, kad grobis turėtų būti nuo 1 iki 2,5 milijonų litų. Osipovas, suteikęs visą informaciją, kaip atlikti vagystę, suplanuotą dieną pasiėmęs laisvadienį, išvažiavo iš miesto, kad nesukeltų įtarimų. Atėjus vakarui, broliai nesunkiai pateko į banko patalpas. Justinas susigrūmė su budinčiu apsauginiu, tačiau apsauginis buvo stipresnis ir dvikovą laimėjo. Nuplėšęs kaukę, jis atpažino Jono brolį Justiną. Supratęs, kad planas nepavyko ir gresia ilgi metai už grotų, Justinas pradėjo prašyti ir tarti su apsauginiu, kad jo neįduotų ir niekam nepraneštų apie bandymą pavogti pinigus. Įkalbėti tuomet dirbusi apsauginį, niekam nieko nepasakoti jam pavyko. Apie nusikaltimą nebuvo niekam pranešta ir nuslėpta net ir prieš banko valdžią. Pirmasis bandymas įgyvendinti planą nepavyko, tačiau baigėsi vagiams sėkmingai, nes teisėsauga nieko nesužinojo. Nesėkmingas pirmas kartas ir nusišypsojusi laimė, kad teisėsauga nesužinojo apie jų bandymą apiplėšti banką, nesustabdė vyrų ir jie ėmėsi tobulinti planą bei bandyti dar kartą. Jie suprato, kad jų komanda yra per maža tokiam darbui ir ėmėsi ieškoti bendrininkų. Kaip patikimą asmenį, Justinas pasirinko Lukiškėse kartu sėdėjusi Gintarą Šmitą. Gintaras prisijungti pakvietė savo kitą draugą Gintarą Katukevičių, su kuriuo nupirko klofelino apsauginio užmigdymui. Planuojant antrą bandymą, jie numatė, kad gali būti aukų, todėl iš anksto iškasė duobę kūnui paslėpti. Vykstant pasiruošimo darbams, Šmitui kilo idėja pavogti Justino brolio Jono tarnybinį automobilį Volvo ir už jį pasiūlė broliams iš viso apie 4,000 litų. Vagystę atlikę, pinigų taip ir nesumokėjo, todėl susipyko ir broliai nutraukė visus planus su kauniečiais. Komandai sumažėjus, Justinas ėmė ieškoti kito bendrininko ir prie sugalvoto plano pakvietė prisijungti Ferdinandą Zagrecką, kurį pasirinko, girdėjęs jo pasakojimus apie tai, kaip jis kovojo Afganistane. Osipovas apsvarstęs apie galimus pavojus, liepė Justinui ir Zagreckui greitai gauti pistoletą. Jiems tai pavyko atlikti. Justinas apsauginį nušauti liepė Osipovui, nes pasak jo, jis jau vieną kartą susigrūmė su apsauginiu ir dabar jo eilė susitvarkyti su budinčiu sargu. Plano įgyvendinimas buvo suplanuotas 1995 m. rugsėjo 14 d. Atėjus lemiamai datai, Osipovas palūžo ir neatlaikė streso nusprendė nervus nuraminti alkoholiu. Neapskaičiavęs kiekio, prisigėrė ir planas dar kartą žlugo.
2 kartus žlugus planui, bendrininkai jo vis tiek neatsisakė ir jau vos už kelių dienų, rugsėjo 19 dieną, atliko 3. bandymą. Vakare į banką užėjęs Jonas, tuo metu budinčio apsauginio Lino Žuko, paprašė neįjungti signalizacijos, nes jis neva nori nuplauti automobilį. Linas nieko neįtardamas, tą ir padarė, signalizacijos neįjungė. Siekiant neutralizuoti apsauginį, Jonas jį pavaišino alumi, į kurį iš anksto buvo įpylęs klofeliną. Po kurio laiko į banką užėjo ir Zagreckas, kuris prisistatė Jono draugu Vytu. Užmigus apsauginiui, į banką užėjo ir Osipovas su Justinu. Nužudyti apsauginį turėjęs Zagreckas, tą padaryti atsisakė. Justinas pasiėmė virvę, atliko darbą už jį ir pasmaudė apsauginį. Žudikams tuo metu pavyko nesunkiai patekti į saugyklą ir pavogti bei iš karto pasidalinti pinigus. Atsikratyti Lino kūno jį išvežė Justinas kartu su Zagrecku banko inkasaciniu automobiliu. Jį pasirinko, nes jis skirtas inkasacijai, dėl to negali būti stabdomas policijos. Paslėpus kūną, automobilį jie sudegino. Nusikaltėliams pavyko pavogti kiek daugiau negu 940 000 litų. Išaušus rytui buvo iškviesta policija, pastebėjus, kad apsauginis dingęs, o saugykloje trūksta didelės sumos pinigų. Teisėsauga iš karto suprato, kad prie vagystės prisidėjo darbuotojai, nes viskas įvykdyta be jokių apiplėšimo žymių. Niekas nebuvo išlaužta ar apgadinta. Signalizacija taip pat buvo išjungta. Osipovas ir Jonas buvo įtarti ir jau sekančią dieną apklausti, tačiau neturint įrodymų, paleisti ir slapta stebimi. Po kelių dienų Telšių rajone pelkėtoje vietoje rastas sudegintas automobilis, kuris buvo naudotas atsikratant apsauginio kūno. Teisėsauga skyrė ypatingą dėmesį šio nusikaltimo išaiškinimui ir po apiplėšimo praėjus vos savaitei sulaikė pirmąjį įtariamąjį, Joną Butą. Netrukus buvo sulaikytas ir Jono brolis Justinas Butas, kartu su savo sugyventinė, kuri padėjo slėpti nusikaltimą. Toliau sekė Zagreckas ir Butų sesuo, kuri taip pat buvo įtariama nusikaltimo slėpimu. Galiausiai paskutinis buvo sulaikytas Osipovas, kurį policija taktiškai nesuėmė iš karto ir stebėjo jo elgesį laisvėje, tikėdamiesi gauti daugiau informacijos apie nusikaltimą. Suėmus visus vagystės vykdytojus, apklausų metu surinkta informacija leido rasti ir apsauginio kūną. Kūno radimas įspaudė į kampą nusikaltėlius ir ypač žudiką Justiną, kuris galiausiai sutiko bendradarbiauti su teisėsauga ir duoti parodymus. Galiausiai visi nusikaltėliai stojo prieš teismą. Jų nelaimiai tuo metu dar galiojo mirties bausmė Lietuvoje. Nužudyto apsauginio mama iš sielvarto ir skausmo prašė teismo skirti maksimalią mirties bausmę visiems vagystės vykdytojams. Tačiau teismas nusprendė mirties bausmę skirti tik Justinui, kadangi jis buvo tas asmuo, kuris atėmė gyvybę apsaugos darbuotojų. Visi kiti gavo po 15 metų laisvės atėmimo bausmes. Už nusikaltimo slėpimą buvo nuteistos ir 2 moteris, kurioms buvo paskirta 4 metų laisvės atėmimo bausmė, tačiau po amnestijos pritaikymo bausmės buvo panaikintos. Po kelių metų buvo nuteistas ir apsauginis, kuris nutilėjo apie grumtynės su užpuoliku ir bandymą apiplėšti banką pirmąjį kartą. Jam buvo paskirta 2,5 metų bausmė, kuri buvo sumažinta trečdaliu pritaikius amnestiją. Vis dėlto į kalėjimą jis nepateko, nes bausmės vykdymą teismas atidėjo 1,5 metų. Įdomiausi likimo vingiai laukė žudiko Justino Butos. Jis išvengė mirties bausmės, nes bausmė buvo pakeista į įkalinimą iki gyvos galvos. Išsaugojus gyvybę, jam dar kartą nusišypsojo sėkmė, kai gavo prezidentės Dalios Grybauskaitės malonę ir 2012 metais jo bausmė buvo pakeista į terminuotą 25 metų bausmę. Tačiau ir paskirtų 25 metų jam kalėti neteko. Vos už 6 metų, 2018 metais, Justinas buvo paleistas iš kalėjimo anksčiau laiko.